Sveiki visi prisijungę prie Mandulinos akademijos. Mano vardas Teresė ir aš šiandieną jūs pamokysiu vieno kūrinuko. Studijų laikais studijavau etnomuzikologiją, kuomet rašiau būtent apie manduliną Lietuvoje. Tačiau praktiškai instrumentas taip pat neretai patekdavo į mano rankas, nors daugiau groju ir smuiku arba gitara. Mandolina yra labai mielas širdžiai instrumentas, todėl tikrai labai norėjau šiandieną išmokyti vieno kūrinio, kurį iš tikrųjų išmokau Norvegijoje, studijuojant Norvegijoje. Pakapščiau archyvus ir radau labai smagų, pakankamai paprastą, bet labai smagų ir gražų šokį. Tradicinį norvegų šokį Rigelander. O kaip jau turbūt supratote, šis video ir prasidėjo būtent šiuo kūriniu, kurį truputėlį pagražinau ir kitais instrumentais, kad būtų smagiau groti man, klausyti jums, o taip pat jums ir mokytis. Kadangi išmoksim visą kūrinį, gale pridėsiu tik tai instrumentinę dalį, be solo, kad galėtumėt su akompanimentu praktikuotis patys vieni. Pradėsime nuo pirmos dalies, kuri skamba taip. Taigi, kaip girdite, yra pakankamai nemažai iš eilės einančių garsų, tad galime ir pradėti. Prasideda kūrinys pirmoji dalis nuo laisvos le stygos ir iš eilės keliauja žemyn. Galite bandyti. Pakartosiu, galbūt geriau matysite. Ir toliau. Trečia styga ant re stygos taip pat keliauja žemyn. Dar kartelį. Toliau eina antras pirštas ant re stygos ir keliaujame žemyn panašiai. Pakartosiu. O kartu skamba taip. Greičiau. Ir užtvirtinimui dar truputėlį greičiau. Vieną gabaliuką išmokome, o toliau keliauja taip. Trečias pirštas ant re stygos. Taigi tai, ką išmokome, truputėlį pakartojame, kad užbaigti temą. Pakartojame būtent šį gabaliuką. Ir pusė pirmos dalies skamba kartu sudėjus taip.
Truputėlį greičiau. Pusė pirmos dalies išmokta, o beveik ir visa, nes toliau eina beveik visa tema pasikartojanti, tik galiukas truputėlį, kuris skamba taip. Šitą jau mokame, o užbaigimas skamba taip. Kaip ir pakankamai nemaža dalis lietuviškų kūrinių. Taigi, antra dalis pasikartojimas ir naujas užbaigimas. Vėl prasideda nuo le stygos. Trečias pirštas ant re, žemyn. Antras pirštas ant re, žemyn. Ir užbaigiame pirmą dalį. Trečias pirštas ant re. Antras pirštas ant re. Pirmas. Antras. Trečias. Le. Le pirmas. Le antras pirštas. Le trečias pirštas ir užbaigiam. Pakartoju tik užbaigimą. Taigi išmokome pirmąją dalį ir laikas antrąjį, kuris skamba taip. Ir šita melodija pasikartoja 2 kartus ir taip sudaro visą antrą dalį. Tad pradedam po truputį. Pirmas pirštas ant mi stygos. Trečias pirštas ant le stygos. Laisva le styga. Trečias pirštas ant le stygos. Pirmas pirštas ant mi. Kartu skamba taip. Toliau antras pirštas ant mi, laisva mi, pirmas pirštas ant le, laisva mi, antras pirštas ant mi. Bendrai skamba taip. O kartu su tuo, ką jau išmokome, skamba taip. Truputėlį greičiau. Ir toliau seka vieta, kur mums jau teks pasitelkti ketvirtą pirštą. Ketvirtas pirštas ant mi. Trečias pirštas ant mi. Pirmas pirštas ant mi. Trečias pirštas. Pakartojam trečią. Antras pirštas, laisva mi. Antras pirštas ant le. Trečias pirštas ant le. Antras. Trečias. Laisva mi. Pirmas pirštas ant mi. Viskas. Kartu skamba taip. Lėtai. Ir truputėlį greičiau. Ir visa antra dalis kartu skamba taip.
kartojam. Užbaigiam. Kai pakartojame, antrą ratą užbaigiame taip. Na štai, ir visas kūrinys skamba taip. Dalis. Be abejo, pragudus ir truputėlį įvaldžius melodiją, jau galima pradėti atkreipti dėmesį ir į tam tikrus akcentėlius. Vienas iš jų tai būtų Norvegijos muzikoje paplitęs ir dažnai naudojamas ypatingai grojant smuiku, tai natos užlaikymas ir į ją įvažiavimas truputėlį vėliau. Pavyzdžiui. Ir pavyzdžiui važiuojam. Ir važiuojam. Smuiku grojant tai padaro smičius, jis ištisai griežia stygą. Grojant mandolinoje mums reikia truputėlį stipriau užgauti, daužti stygą, kad jinai nuskambėtų ir gautųsi panašus efektas. Antra dalis skambėtų taip. Užlaikymas. Užgavimas stygos, štai taip. Pakartoju visą temą. Ir taip galite tiesiog atkreipti dėmesį ir bandyti tai pritaikyti savo grojime taip pat. Tad ačiū visiems grojusiems kartu, tikiuosi melodija patiko ir išmoksit draugus. O taip pat, kaip ir minėjau pradžioje, video gale palieku aranžuotę jūsų pačių pasigrojimui tiesiog. Tad gražių dienų, gražaus pavasario ir smagaus grojimo.